tiesų šiemet įspūdingas dalyvių skaičius. Matosi, kad rinka subrandino puikių projektų. Architektai tikrai turėjo darbo pastaruoju metu, vystytojai taip pat buvo drąsūs ir ėmėsi didelių stambių projektų. Tokia gausa dalyvių simbolizuoja tai, kad šitas konkursas turi savo vertę. Kas man labai patiko, krito į akis, kad iš tikrųjų turėjom labai gražų daugiafunkcinį projektą. Krito į akis, kad šiemet keletą objektų, kurie buvo pastatyti senamiestyje, naujamiestyje, gamtoje, pavyzdžiui, Palangoje, ar netgi mūsų dešiniajam Neries krante, jie labai gražiai perskaito kontekstą. Labai perskaitė kontekstą, improvizuoja. Tas labai džiugina. Tie žmonės, kurie pateikė paraiškas konkursui, tai jie stengiasi padaryti kažką daugiau, ne vien ką minimaliai kokios nors normos reikalauja. Aš iš savo tą profesinę pusę esu, pats dirbu pastatų energetikos katedroje, mes rūpinamės pastatų mikroklimatu ir energijos sąnaudom ir man svarbu, kaip užtikrinamas mikroklimatas, ar nėra klaidų kokių, ar nėra kokių keistų sprendimų ir panašiai. Mes kiekvieną savo srity toj komisijoje žiūrime savo kampus. Aišku, įdomu ir ta vizualioji pusė architektūra, tai vis tiek akį patraukia ir nuo to viskas prasideda. Mes šiemet turime vadinamosios stock offices mūsų konkurso vertinime, tai yra daugiafunkcijų objektai, kuomet prekyba, biuras, sandėliavimas vienoje erdvėje pinasi, šalia atsiranda poreikis papildomam užimtumo erdvėm, želdynam, dviračių takam, tokie maži miesteliai miestuose atsiranda. Tai labai įdomu stebėti šią evoliuciją ir manau, kad irgi šiųmetinis konkursas su šitą dalyvių gausa duoda tam tikrą žingsnį į priekį. Tarpe džiaugsmo visada tokia dozė liūdesėlio, kad pas mus vis tiek dar ne visur yra išspręsta susisiekimas viešuoju transportu. Tas žiauriai liūdina, kai matai, kad jauni žmonės turi paskolas pasiėmę, jie gyvena gražioje aplinkoje, gražiam bute, bet jie kiekvieną rytą turi važinėti su savo nuosavu automobiliu. Buvo berods vienas ar du objektai, kurie taikė trivamzdį VRF sistemą. Tokia specifinė sistema, kuri iš esmės orientuota į tokią galimybę vienu metu vienas patalpas šildyti, kitas vėsinti. Toks įdomesnis sprendimas. Įdomesnis sprendimas pasirodė, poroj pastatų buvo prie langų tokios briaunos, kurios sumažina saulės šilumą patenkančią į pastatą spinduliavimo būdu. Gražiai padaryta. Tai yra atliepimas į darnios plėtros reikalavimus, tai yra architektūros kokybė, tai yra projekto ekonominis gyvybingumas, projekto santykis su aplinka, energetinis tvarumas ir kompanijos vystytojo reputacija.